Eime. Kas čia vyksta, žmogau? Drakonas tikrai, aš tiesiog turėjau vieną sunkiausių savaičių gyvenime, vyrai. Ką tik nusileidome vienoje beprotiškiausių vietų pasaulyje. Turime savo delfinus, turime savo kaukę čia. Ir taip, mes dabar esame LA mieste, Kalifornijoje. Esame šiek tiek toli nuo paplūdimio. Tuoj pradėsime šį iššūkį tarp palmių. Taip, aplink mus lekia prakeikti automobiliai. Keletas visiškai pašėlusių žmonių, bet viskas gerai. Mūsų puolimo planas yra šiandien. Iš tikrųjų, mes siūsime jūs per miestą, žemyn link paplūdimio čia Los Andžele, kad pažiūrėtume, ar galime pagauti kokių nors beprotiškų gyvūnų. Mes susitiksime su labai šauniais žmonėmis, nuotykių ieškotojais, ir jie mums parodys savo kiemą. Aš visiškai pasiklydęs čia Kalifornijos mieste, bet jūs žinote, kad mes taip ir darome. Ir mes pasirūpinsime, kad nuotaika būtų kuo geresnė. Mes jūs pasiimame kartu į dar vieną pašėlusį nuotykį prie jūros. Čia, mieste, bičiuliai, einam. Gerai, dabar mūsų planas yra toks. Turime nusileisti prie pakrantės. Stengiuosi, kad manęs nepartrenktų prakeiktas Tesla, ar kad manęs neapiplėštų benamis šiose LA gatvėse. Turime nueiti pavalgyti ir susitikti su legenda. Ei, broli, ar žinai, kur čia yra paplūdimys? Taip? Ne, nežinau. Tu nežinai? Ne. Gerai, aš ieškau paplūdimio. Aš tiesiog eisiu toliau. Galbūt jis bėga. Gerai, gerai. Na ką, vyrai, šiandien turėjome vieną beprotiškiausių dienų tyrinėdami miestą ir čia susitikome su tikromis legendomis iš šiaurinio pusrutulio. Turime vaikinus, prisistatykite. Sveiki. Sveiki, aš Šeinas. Dylanas. Turime Šeiną ir turime Dylaną. Jie yra kūrėjai čia Amerikoje. Taigi šiandien jie mums parodys mums savo apylinkės. Taigi papasakokite mums, vaikinai, ką šiandien medžiojame, ko ieškosime nerdami. Kalifornijos dygliuotasis omaras. Tik jo ir ieškosiu. Bet čia pilna ir paltusų. Čia daug gero maisto. Taigi. Taip, gerai. Nežinau, kiek ilgai tu išsilaikysi, broli. Bet nesijaudinkit, vyrai, aš niekur gyvenime ilgai neišsilaikau, bet šiandien esu gana prastai pasiruošęs. Turiu 1 mm hidrokostiumo viršų, paprastai jį dėviu Indonezijoje. O šie vaikinai dėvi 5 mm kostiumus. Taigi. Tai 5 mm varžybos. Taip. Neopreno kostiumai, į kuriuos turi įsipurkšti ir tu tiesiog dėvi 40 kostiumų. Aš dėviu šortus, vaikinai, bet žinot, man tai įprasta, visada ateinu nepasiruošęs. Bet planas toks, tikiuosi šiandien pavyks pagauti kokių nors įspūdingų gyvūnų. Mes ieškosim omarų. Pasirodo, ten yra milžiniški jūrų dumblių miškai. Kai kurie vaikinai man parodė kelis kadrus, tai nekantrauju nerti žemyn. Manau, bus šiek tiek šiurpu, iš tikrųjų truputį bijau. Tai viena iš pirmųjų vietų, kuriuose nėriau. Ir visada svajojau nuvykti į Balį ar prie didžiojo barjerinio rifo. Tai viena unikaliausių nardymo patirčių, kokias gali patirti. Tai tikrai, tik Kalifornijoje. Turime šiuos nuostabius jūrų dumblių miškus, kurie kyla į viršų. Jausmas tarsi Haris Poteris, broli. Tai, gerai. Eime, vaikinai tuoj įžengs į kruviną paslapčių kambarį, ten lauke. Eime. Žinot, vienas iš beprotiškiausių dalykų yra tas, kad visada keliaudamas sutinku legendas, kurios daro lygiai tą patį, ką ir mes. Ir šie vaikinai čia praktiškai daro viską. Jie patys susirenka maistą, gamina jį ir tiesiog mėgaujasi. Ir būtent tai mes čia darome šioje beprotiškoje Kalifornijos gamtoje. Jūs matėte anksčiau šiandien. Mes tiesiog pradėjome kruviname Holivude ir tikriausiai tik per pusvalandį ar valandą atsidūrėme čia. Dabar mes tiesiog esame šioje pakrantėje ir eisime nardyti omarų. Tai iš tikrųjų beprotiška. Gerai, jūs paprastai žinote, kad aš nardau dėl tų itin spalvingų tropinių omarų. Tai kaip mes elgiamės, kaip atrodo šie omarai šiandien? Šiandien turime raudonų dygliuotųjų omarų. Taip, taip. Taigi jie tikriausiai nėra tokie dideli, prie kokių esate įpratę. Bet mes naudojame šį įrankį čia, kuris yra apie 3,4 colio. Ir jūs tiesiog dedate jį tarp akių, tada matuojate su uodega arba kūnu ir tada akis. Jei jie yra ilgesni už tą ilgį arba ties tą žymą, tada juos jau leidžiama pasimti. Jei ne, turite juos paleisti atgal. Ar mes juos griebime? Ar taip mes darome? Mes juos paimame? Taip. Taip, teisingai. Ar turi pirštinės? Mes traiškame vabzdžius. Taip, turiu pirštinės, turiu kažką. Kai sutemsta, apakini juos šviesa. Jie žiūri į šviesą, o tada tu tiesiog prieini iš už nugaros. Tai čia kaip žinai ką, turiu vieną žibintą ir tada turiu paimti įrankį, bet jis nukreipęs jį tiesiai į mane. Tai galiu tiesiog pagauti ir pakelti. Aš velniškai nekenčiu to daikto, broli. Jis mums parodė, kaip tai daroma. Štai kaip tai daroma. Šitas vyrukas turi viską, o aš su paplūdimio šortais. Gerai, eikime iš čia. Lipkime šiais akmenimis, stengdamiesi nenukentėti.
Broli, atrodo, kad mes esame tarsi specialiųjų jūrų pajėgų būrys. Lyg vykdytume kokią nors misiją, kaip specialiųjų jūrų pajėgų būrys apačioje. Aš išlipau. Tai tarsi kitą kartą juos pagausime, vyrai. Kaip Call of Duty? Kaip? Mes eisime vidun. Vaikinai, judam ar ne? Einam. Eikime la. Wow, varlių lygis dabar toks aukštas, jūs matėt, kad mes ten buvom? Mes tiesioginė prasme nardėme tose milžiniškose jūros dumbliuose, nežinau net kaip juos pavadinti, didžiulis miškas. Tai tiesioginė prasme jautėsi kaip ta scena iš Hario Poterio, kai jie leidžiasi žemyn ir visos tos undinės juos griedė ir panašiai. Tai buvo beprotiška. Vaikinai ten buvo kaip Call of Duty specialiosiose operacijose. Tai buvo taip kieta. Tiesiog nerėme per dumblių laukus, dabar turime beprotišką apšvietimą. Bičiuli, kur omarai? Taip, dabar ne apie tai. Manau, palauksime, kol saulė nusileis ir tada vėl grįšime ten. Kas čia? Ar tu bent žinai, kas tai yra? Jis tarsi nupoliruotas. Spėju, kad jį galima valgyti. Atrodo valgomas. Tikriausiai, ne, tikrai esu valgęs ir blogesnių dalykų. Tikrai esu valgęs blogiau. Gerai, gyvensime ir leisime gyventi kitiems. Taip, jis geras, jis ten. Visi omarai slepiasi po uolų plyšiais. Taigi, ką mes darysime? Palauksime, kol saulė nusileis ir tada tikiuosi jie išlys, tiesa? Naktį jie tampa daug aktyvesni. Taip. Ir tada juos lengva nuplėšti nuo dugno. Tiesiog nuplėši juos tiesiai nuo dugno. Lengvas laimikis. Gerai, taip. Bet dabar jie visi tiesiog paslėpti. Taigi, Taip. patekti ten yra taip sunku. 100%. Jūs matėte, kaip nardžiau. Bandžiau juos pagauti, bet griebiau už jų ūsų. Jūs būtumėte tai matę. Jie tiesiog nulūžta ir lieki be nieko. Mes nenorime jų sužeisti. Tikimės, kad kai tik jie išlys naktį, kai saulė nusileis, mes galėsime pagauti kelis. Jūs matote, kad saulė jau nusileido, saulė leidžiasi, dabar jau temsta. Vaikilai, mes ruošiamės, mes išeinam iš čia. Mes tikrai pagausime bent vieną. Mes gausime vieną, mes pagausime tikrą milžiną. Einam. Negalim nuvilti. Mes gausime keletą vabzdžių. Gerai, laikas susidėti hidrokostiumą. Pažadu jums, vaikinai, man dabar nešalta. Nežinau, kaip jis tai daro. Ne, man net nėra taip šalta. Ten tikrai šalta. Tai 5 mm storio. 5 mm storio hidrokostiumas ir šortai. Ir man vis tiek nešilta. Man nešilta. O, labas. Ne, man nešilta. Ne. Gerai, einam. Mažoji. Čia buvo tikras ruonis, broli. Tu matei vieną? Taip, tik tiek. Būtų puiku. Ar tai ten pat? Ten pat, broli. Vaikinai, tai buvo visiškai nerealu ten. Dabar jau visiškai sutemo, bet mes negavome tų omarų, kurių norėjome. Jūs matėte, kad pagavome kelis mažus, kuriuos aš paėmiau, bet turėjau juos paleisti. Taigi, planas yra toks. Iššūkis dar nesibaigė.
mes gausime vieną iš šių milžiniškų omarų. Nesvarbu, ar tai bus rytoj ar kitais metais. Aš neišvyksiu iš JAV, kol jo nepagavau. Taigi manau, kad mums teks bandyti dar kartą, vyrai. Nepamirškite grįžti ten. Valiau! Pažiūrėkite į tai dabar, vaikinai. Tai jau antra diena ir jūs galite matyti, kad ten tikrai Gotamo miestas. Aplink tiek daug rūko. Aš net nežinau po velnių, bet jūs žinote, kad mes nepasiduosime, kol neištrauksime milžiniško omaro iš miesto. Taigi tuo ir užsiimame, einame šią pakrantę. Šį popietę nersime visiškai naujose vietose. Ir laikykime kumščius, vaikinai, galbūt pagausime tikrą monstrą. Matote, turiu savo nardymo pelekus, turiu savo povandeninį šautuvą. Iš tikrųjų nežinau, ką ten rasime, bet tikiuosi, kad pagausime kokių nors jūros gėrybių ir vėliau jas išsikepsime ant laužo. Gerai, judam toliau, einam. Wow, gerai, mums tiesioginė prasme teks leistis žemyn šiuo skardžiu. Oho, broli, čia šiek tiek pavojinga, labai niūru. Čia mieste viskas šiek tiek kitaip nei tropinėse salose, prie kurių esu įpratęs. Bet ten atrodo laukinė gamta. Pro čia praeina patys beprotiškiausi gyvūnai. Čia yra ruonių, visokių keistų ryklių, taip pat milžiniškų omarų ir didelių žuvų. Ir tikiuosi, kad šiandien mums pavyks ką nors pagauti. Saulė šiek tiek pasirodo, mes čia nersime. Draugai, priežastis, kodėl noriu čia išplaukti, yra ta, kad čia auga milžiniški rudumblių miškai. Jūs juos vakar šiek tiek matėte, bet visos žuvis ir omarai slepiasi būtent tuose rudumblių miškuose. Ir tai iš tikrųjų suteikia tam tikrą apsaugą. Čia tikrai yra didelių baltųjų ryklių, bet rudumbliai iš tikrųjų neleidžia jiems priplaukti prie kranto, nes jie gali įsipainioti į rudumblių miškus. Taigi, laikykime kumščius, kad nesusidurtume su baltuoju rykliu ir galėtume pagauti didelį omarą. Toks mūsų planas. Greitai apsirengsime, vyrai, ir eisime tiesiai į vandenį. Antra diena gaudome monstrą. Pirmyn! Pažiūrėkite į šitą dvokiančią seną hidro kostiumą. Štai ką dabar rengiamės. Rimtai jis kvepia kaip jūros agurkas. Turime pirštinės, jos iš tikrųjų apsaugo mus nuo to, kad tie milžiniški omarai mūsų visiškai nesudraskytų. Matote, jos turi šią apsaugą ir taip yra todėl, kad tie omarai turi milžiniškus ragus. Kai tik juos pagausime, turėtume jums parodyti, bet dabar užsimauname jas. Tikėkimės, kad galėsime tam patekti ir pagauti kelis. Einam. Esu užverstas. O leiskite pasakyti, vaikinai, lauke truputį šalta tarp kojų, tiek galiu pasakyti. Bet pagavome žuvų, atrodo kažkokia ešerio rūšis ar kažkas panašaus. Pažiūrėkite į tai. Gražios spalvos, ji tokia grublėta, turi šias juosteles, mes galėsime ją suvalgyti, bet tai vis dar ne tas milžiniškas omaras, kurio ieškome. Tačiau viskas dar nesibaigė. Jūs žiūrite, kaip ir vakar, omarai pasirodo naktį, taigi mes eisime jų ieškoti šiek tiek vėliau. Aš tiesiog drebu, man taip šalta. Oho, turime šiek tiek žuvies, dabar mums tai reikia sugauti omarų. Mes dabar išeiname iš čia, vaikinai, turime savo ešerį ar katę. Ir ką mes darome? Mes lauksime, kol sutems, tada grįšime ir eisime. Mes grįšime ir eisime ieškoti milžiniško omaro. Vis dar esu susijaudinęs. Kaip tie jūros dumblių miškai. Tai tarsi visiškai naujas kraštovaizdis. Tai tiesiog beprotiška. Mes užkotėme į kalną. Pažiūrėkite į tą vaizdą. Laukime, kol nusileis saulė ir tada vėl eisime ten. Galiu jums pasakyti, omarai, jie nėra saugus. Šiandien vakare aš pasiimsiu šunį, eisiu gaudyti. Einam. Wow, pažiūrėkite dabar, vaikinai. Turime šią uolų sieną ir matote, kaip leidžiasi saulė?
Aš tiesiog atrodau kaip ruonis. O ten tikrai bus ryklių, tai tikrai. Esame šioje beprotiškoje pakrantėje. Laukiu, kol ateis naktis, kad galėtume eiti gaudyti milžiniškų omarų. Jūs žinote, kad šis iššūkis nesibaigs, kol nesugausiu monstrų. Bet turime šią didelę uolų sieną čia pat. Matote ją tiesiai už manęs? Ir tikiuosi, kad būtent ten galėsime pagauti keletą šių omarų. Dabar užsidėsime šią kepurę. Ir tai iš esmės tiesiog mane sušildys. Ten lauke siaubingai šalta. Jūs matėte, kaip aš ten vos nenušalau. Taigi, ruošiamės, bičiuliai. Australas eina į Amerikos vandenis. Einam. Laikas susirasti maisto. Labas rytas, bičiuliai. Praėjusią naktį turėjome vieną beprotiškiausių naktinių nardymų. Nemeluosiu, šiek tiek bijojau. Ten plaukiojo didieji, baltieji rykliai, bičiuliai. Buvo visiška naktis, turėjau tik tas žibintuvėlius. Esu tiesiog prie šio beprotiško kranto. Vis dar šiek tiek niūru, bet tokios atrodo čia Kalifornijoje sąlygos. Ir žinot, mes dėl to čia ir esam, bičiuliai. Tiesiog mėgaujamės viskuo. Bet noriu čia pat sustoti ir šiek tiek su jumis apie kai ką pasikalbėti. Broliai, vaikinai, man tai buvo viena sunkiausių savaičių gyvenime. Ir žinot, kiekvieną kartą, kai išgyvenu tokius tikrai sunkius laikus, vieninteliai, į ką galiu atsiremti, esate jūs čia YouTube. Jūs esate mano šeima ir tai yra vienintelis dalykas, prie kurio galiu sugrįžti ir žinoti, kad turiu jūs. Tiesiog jaučiuosi, kad tai viena iš tų savaičių. Aš tiesiog plaukiau kiek galėjau prieš srovę, o srovė mane vis stūmė atgal. Šią savaitę man nutiko tiek daug dalykų, kurie buvo labai sunkus. Nenoriu per daug į tai gilintis, vaikinai, bet žinote, kartais atrodo, kad viskas tiesiog nesiseka. Bet dabar aš tiesiog noriu pasimėgauti šią puotą. Ten gale turime milžiniškų omarų. Na, ne tokie milžiniški kaip Australijoje, bet čia Kalifornijoje jie tikrai dideli. Ir aš tiesiog noriu pasimėgauti šią dieną, vaikinai. Mes čia paplūdimyje surengsime tikrą puotą. Mėgaukitės gerą nuotaiką. Štai apie ką yra Offshore Tales. Rimtai, aš jūs labai myliu. Ir taip, nežinau, ką daryčiau be jūsų, vaikinai. Pažiūrėkit į šitą dalyką čia, vaikinai. Tai vadinama sargo. Tai tarsi jūros ešerio rūšis, bent jau čia. Niekada anksčiau tokio nesu pagavęs. Jis atrodo šiek tiek keistai, nemeluosiu. Jis nėra labai gražus. Ne toks kaip tie tropiniai žuvys, kurias gauname. Ir dar gavome šiuos beprotiškus omarus, vyrai. Jūs matėte, kaip juos pagavome savo plikomis rankomis. Beprotiška. Ir visas tas kūnas ten, tai vien tik mėsa. Mes galime visiškai ją suvalgyti. Jūs žinote, kad mums ši savaitė buvo šiek tiek sunki. Buvo šiek tiek liūdna, vyrai. Mums reikia kažko, kas mus pralinksmintų šią savaitę. Ir jūs žinote, kai gauname omarus, yra tik vienas dalykas, kurį galime padaryti. Ir tai yra kreigonas. Dabar šie omarai turi tokį išorinį skeletą, kuris juos saugo nuo plėšrūnų ir turi visokius didelius ragus bei visą kitą. O ką mes darysime? Mes šitą gėrimą šausime tiesiai į šiuos omarų ragus, o tada išgersime, bičiulį. Pasiruošęs? Štai kaip mes tai darome Rockstaro miestuose. Crazy Kreigonas. Pirmyn.
Wow. Net nežinau, kiek aš ten išgėriau, bet tai buvo beprotiška. To man ir reikėjo, kad praskaidrinčiau savo nuotaiką. Ir aš aptaškiau šį objektyvą vandeniu. Ką tik kažką pastebėjau. Ten už bangų plūduriuoja negyvas gyvūnas. Mes nuplauksim ir jį paimsim. Tikėkimės, ryklių nebus. Pirmyn. Oho, dar nemažas atstumas iki ten. Ateina banga. Ne. Kas čia, žmogau? Oho. Mes artėjame prie to. Kas čia, žmogau? Gerai. Ką? Kas tai yra? Oho, gerai. Pabandykime išlipti į krantą ir pažiūrėkime, kas tai yra. Einam. Nešdamas negyvą gyvūną, esi tikras ryklių masalas. Plaukiu į krantą. Oho, pažiūrėk čia. Tai kaip milžiniška jūros plekšnė, žmogau. Pažiūrėk, koks ilgas tas daiktas. Radau jį negyvą vandenyne, taigi nuėjau ir paėmiau jį. Oho. Atrodo, kad jį apkramtė kažkoks gyvūnas. Čia trūksta visų žvynų. Manau, kažkas buvo įsikibęs į šitą ir paskui paleido. Galbūt ruonis arba ryklys ar kažkas panašaus, laukinė gamta. Bet mes tikrai negalime nuo šito nupjauti jokios mėsos. Šitas daiktas visiškai bevertis, gerai meskime jį atgal. Tai net nepriartėjo prie vandenyno. Jūs nepatikėsite, bet aš tiesiog pamiršau savo peilį. Tad viskas, ką turime, yra akmenys ir pagaliai, kad atidarytume šį gražų omarą. Matote šį omarą, jis turi didelį išorinį skeltą. Paprastai, kai turi peilį, bet aš turiu pagaliuką, reikia jį įkišti čia, link galvos ir perpjauti visą ilgį. Manau, mums pavyks tai padaryti ir su šituo. Stenkis išimti kuo daugiau mėsos. Gerai, kai jau tai perėjome, tiesiog pasukame jį. Ir pažiūrėkite. Tai nuostabi omaro uodega ir matote, kad ten beveik nieko neliko. To mums nereikia. Paprastai tai galima naudoti kaip masalą žvejybai, bet aš iš tikrųjų neatsivežiau savo meškerės ir ritės į Kaliforniją, taigi mes to nenaudosime, aš greitai tai nuplausiu ir manau turėsime panaudoti akmenį, kad ją praskeltume. Paprastai, ką norite padaryti, tai paimti geras žirkles ir perpjauti čia. Tada galite ją atverti. Ir taip mes dažniausiai ruošiame omaro uodegą su česnakiniu sviestu. Bet tikiuosi, kad mums pavyks ją praskelti su šiuo akmeniu. Taip. Puiku, tas pats, bičiuli. Matai, taip jie tai darydavo senais laikais, kai dar neturėjo peilių. Gerai, ką aš padariau? Tiesiog taip ją atidariau. Ir dabar tiesiog numupsiu šį skeletą, šį išorinį skeletą. Jis iš tikrųjų toks aštrus, jei galėtumėte dabar tai paliesti. Ir pažiūrėkite į tai. Tai iš tikrųjų neįtikėtina. Mes atidarėme ją akmeniu ir gavome šį gražų mėsos gabalą. Ir štai čia, tai yra mūsų omaro uodega. Ar jūs juokaujate? Tai iš tikrųjų nerealu. Gerai, nuplausime ją greitai ir tada pradėsime valgyti. Gerai, turiu šiuos gražuolius. Iš tikrųjų, atsinešiau keletą laimų, vaikinai, nes čia negalima kurti ugnies, čia kaip nacionalinis parkas visur Kalifornijoje. Tai ne taip kaip ten, iš kur aš esu, kur mūsų gali būti tiesiog visur. Pamiršome peilius, tad yra tik vienas būdas, kaip galime perpjauti šiuos laimus. Išspausime daug laimų sulčių ant šios omaro uodegos. Iš tikrųjų, leisime šioms laimų sultims paruošti šį omarą. Paliksime tai apie 15 minučių ir tikimės, kad omaras lėtai iškeps. Tik mes galėtume pradėti šį iššūkį Beverly Hillse, vienoje prabangiausių pasaulio vietų, ir baigti jį su žaliu omaru ir laimų paplūdimyje. Klasika. Turime laimą, turime žuvį ir turime kitą omarą. Tas lėtai kepa. Vyrai, aš tiesiog noriu dar kartą kreiptis į jūs visus. Žinau, kad dabar šiek tiek skundžiuosi, jog išgyvenu sunkų laikotarpį. Ir taip, šiuo metu tikrai sunku, vyrai. Atrodo, kad viskas eina prieš mane. Bet žinau, kad yra vyrų, kurie išgyvena tokius sunkius laikus. Bet tiesiog žinokite, kad turite mane ir kad turite Dievą. Judėkite pirmin, laikykite galvą pakeltą ir tiesiog turėkite tas geras mintis. Tai svarbiausia. Dabar mes turime gerų minčių. Aš esu su jumis, vaikinai. Esu čia, šitame paplūdimyje. Žinote, ne gyvenimas. Tai nėra taip blogai, žmogau. Rimtai, jūs labai myliu. Tai beprotiška. Vuhu! Ta omaro uodega tiesiog pabalo. Gali matyti čia pat. Ir tai dėl viso to rūgštingumo, kuris iš tikrųjų išverda mėsą. Gerai, belieka tik vienas dalykas. Turėjome vieną beprotišką iššūkį. Pradėjome Beverly Hillse. Esame šioje atokioje Kalifornijos pakrantėje. Pamiršome savo peilį ir plėšome žalią omaro uodegą. Gerai, pabandykime. Paragaukime jos.
Tai iš tikrųjų neįtikėtina. Tai 100% minkštesnė nei tos, kurias gauname Australijoje. Tai beprotiška, broli. Ką? Gerai, aš tuo įsikasiu į savo omaro uodegą. Čia, šioje atokioje pakrantėje. Tai buvo vienas iš beprotiškiausių nuotykių. Aš jūs labai myliu. Šis gyvenimas ir toks gyvenimo būdas nebūtų įmanomas be jūsų visų. Ir aš tiesiog noriu jums labai padėkoti. Jūs tikrai esate mano šeima. Susitiksime kitame laukiniame nuotykyje. Daug meilės. Jėga!